Tai su nauju mėnesiu ir nauja savaitė, brangus mano klausytojai. Ir vasara jau eina į pabaigą, dar vienas sezonas baigėsi ir iš tikrųjų visai nesenai pradėjome naujus metus ir jau mes peržengėme į antrą metų pusę. Tai nenoriu būti tas žmogus, kuris jis primena, tačiau paklauskite savęs nuoširdžiai, ar tos tikslus, kuriuos išsikėlėte savo šių metų pradžioje, ar jūs jau pradėjote laikytis, ar dar net apie juos nepradėjote galvoti. Nes, kaip matote, laikas bėga tikrai labai greitai. Ir žinau, kad per paskutinius praeitus epizodus kalbėjau labai daug apie manifestaciją, apie tai, kaip pritraukti tai, ko mes norime. Labai daug dalykų pasidalinau ir kas esate mano privačioje saviugdos grupėje ar praeitose grupėse buvote, tikrai tas temas labai nagrinėjome, bet manau, kad tai yra labai gera tema pradėti naują mėnesį, kokiame energijos dažnyje tu esi. Iš kokio energijos dažnio tu operuoji dažniausiai. Ir daug dalykų aš jau tikrai esu minėjusi, bet šiandieną noriu labai stipriai akcentuoti tai, kad mes formuojamės savo ateitį, savo gyvenimą ne norais, bet mintimis, emocijomis ir energija, kurią mes jaučiame. Galiu pasakyti, Liepos mėnesį siekiau vieno tikslo, kurio siekiau nuo gruodžio mėnesio ir man jį pavyko pasiekti. Ir tai buvo ypatingai paskutinių dienų įdėtas, kaip pasakyti, nepasakyčiau paskutinių dienų, bet paskutinių dienų priimtas stiprus sprendimas, kad aš tai padarysiu. Ir priimtas sprendimas, kad aš darysiu viską, kad tai padaryčiau. Bet tuo pačiu metu mano energijos dažnis buvo tikrai labai aukštas. Ir aš dariau tam tikras meditacijas, tai buvo tam tikros manifestavimo meditacijos, gausa. Aš jaučiau, kad aš esu gausoje, aš jaučiau, kad viskas pas mane ateina ir kad tai yra mano realybė. Tai aš pasirinkau būti tokiame dažnyje, aš pasirinkau būti gausos dažnyje. Ir aš labai dažnai matau žmonės aplink save, kurie net nereikia sakyti, kokiame energijos dažnyje yra, tiesiog tai labai stipriai jaučiasi. Dauguma žmonių yra tame nerimo dažnyje, tame nepritekliaus dažnyje, tame ieškojimo, galbūt susitelkimo tai, ko neturi, kažkoks liūdesys, tokios neigiamos vibracijos, tos neigiamos emocijos. Ir tada žmonės labai dažnai stebisi, kodėl pas juos į gyvenimą neateina geresni dalykai. Dėl to, kad jie nekeičia savo energetikos, jie nesikelia savo energijos dažnių. Ir kai mes taip galime padaryti, mes galime tai padaryti per viską, ką aš kalbėjau visada ir visados kalbu. Tai turint savo rytinius ritualus. Tai gerai savęs paklauskite, kaip aš pradedu savo rytą. Kiek sykių esu kalbėjusi, pradėkit savo rytą, neimdami telefono, paskaitykit knygą, pamedituokit, parašykit dėkingumo žurnalą, kažką, bet neimkite telefono iš karto, nepradėkite krauti į savo galvą negatyvo, nes kai jūs atsikeliate, jūs mąstote taip, kaip mąstėte vakar, užvakar, prieš savaitę, prieš mėnesį ir ką jūs galvojate, jūs formuojatės lygiai tokią pačią ateitį, nes jūsų energija nekinta, jūsų mintis nekinta, jūsų veiksmai nekinta ir ateitis yra visai kitokia. Dėl to yra tokie geri pasakymai legendinio Jim Rohno, kad kažkas pasikeistų tavo gyvenime, tu turi pats pasikeisti, kad pritrauktum geresnius dalykus į gyvenimą, tu turi pats išmokti daugiau, tu turi duoti pasauliui daugiau, duoti žmonėms daugiau, o ne laukti, kol kažkas pas tave ateis. Ir tada pas tave pradės ateiti pokytis, nes tu tiesiog keliesi ir daraisi visai kitką iš kitos energijos. Taip kad pradėkit nuo savęs, brangieji, nesėdėkite tame gailesčio kažkokiame tai mąstyme, kad koks aš vargštas, kaip man yra sunku ir panašiai. Priimkit sprendimą pradėti keisti savo tapatybę, formuoti save kaip kitą žmogų, formuoti save kaip visiškai kitą asmenybę, negu buvot prieš tai. Ir ar tai bus lengva? Be abejo, nebus lengva, tai bus labai sunkus ir ilgas procesas ir ego išlis visi jūsų demonai, bet patikėkite, tai bus pats geriausias sprendimas, kurį jūs priimsite. Ir kai jūs pasižiūrėsite savo praeitį, iš kur jūs atėjote ir kur jūs esate dabar, jūs savo dėkosite visą likusį gyvenimą. Ir dėkosite ne tik jūs, bet dėkos ir jūsų ateities kartos, jūsų vaikai, jūsų anūkai, jūsų ir tėvai, ir seneliai, jeigu turite, jūsų aplinkiniai dėkos jums už tai, nes jūs priėmėte tos sprendimus. Ir jeigu kiti žmonės jūsų nesupranta, kodėl jūs elgiatės taip, kodėl jūs norite daugiau, tai prisiminkite, jūs esate pasiųstas žmogus į tą šeimą kaip pirmasis ir jie ir neturi jūsų suprasti. Aš, pavyzdžiui, žinau, savo šeimoje, aš esu pirmoji savo šeimoje visose kartose, kuri atėjo pakeisti tą kartų traumą ir pakeisti tą
požiūrį, koks yra jisai dabar. Ir manęs gali daug kas nesuprasti ir tai yra normalu. Tai yra normalu. Tai yra dalis to proceso, koks jis turi būti. Žmonės tavęs nesupras, kol tu neturėsi rezultatų. Tada žmonės jau pradeda kalbėti, kaip jie tave pažįsta, iš kur jie tave pažįsta ir panašiai. Bet retas žmogus, kuris tave palaiko per tą procesą, kai tu kažką kuri, kai tu esi kūrybos procese, kai tu lipi link tų svajonių link. Tada retas žmogus tave palaiko ir sako, varyk į priekį. O tada, kai pasiekiau, o tada pasveikina, tada dažnai ir sako, aš visada tave palaikiau, aš visada žinojau, kad tai pasieks. Ir aš čia kalbu tikrai iš patirties ir ne tik iš savo asmeninės, bet ir iš kitų žmonių patirties, kad taip yra, tokie yra žmonės. Ir tada žiūrėk, nori su tavim susitikti ir kalbėti apie tave kitiems, nes, na, tu jau esi sėkmingas. Bet kai tu dar nesi sėkmingas, kai tu eini, sieki, darai, va tada žmonės apie tave ir kalba, ir juokiasi ir panašiai. Taip kad tai yra normalu, mėlyje. Ir jūs turite suprasti, kad bet koks atmetimas, koks vyksta jūsų procese, jeigu jūs kuriate verslą, jeigu jūs kuriate kažkokį projektą, jeigu jūs, nežinau, dirbate vardant savo tikslų link ir yra kažkoks atmetimas. Tai atmetimas yra tam, kad jūs apsaugotų nuo to, kas turi ateiti. Tai jeigu jūs kažko norėjote ir jums neišėjote, jūs gavote atsakymą ne, ar kažkas pasitraukė, kažkas nesigavo pagal planą, dėkokite ir džiaukitės, nes jūs nori apsaugoti nuo to, kas pas jūs turi ateiti geriau. Tai priimkite tai kaip dovaną, o ne kaip kažkokią tai bausmę, kodėl man tai vyksta ar panašiai. Bet esmė, ką aš noriu šiandieną jums perteikti, jūsų energijos dažniai, yra naujas mėnuo. Tai paklauskite savęs, aš kaip kiekvieną mėnesį peržvelgiu savo praeito mėnesio tikslus ir aš panalizuoju, ką aš įvykdžiau, ko aš neįvykdžiau, kodėl neįvykdžiau. Ir aš nepykstu ant savęs dėl to. Aš pagalvoju, kodėl aš to neįvykdžiau, ką aš galiu padaryti šį mėnesį, kad aš tai įvykdyčiau. Gal man reikia paskirti laiko daugiau planavimuisi. Gal man reikia paskirti laiko daugiau meditacijai, daugiau darbui su savimi. Galbūt man reikia daugiau paskirti laiko tam tikriems strateginiams veiksmams. Ne? Jūs patys dažniausiai žinote, ko reikia ir ko jūs galbūt nedarote. Bet jeigu jūs darysite nuolatos tą patį ir tikėsitės, kad kažkas kažkaip pasikeis, mielieji, tos nepasikeis, kol jūsų mintis, jūsų veiksmai, jūsų energija nepradės keistis. Buvimas aukos vaidmenį nepritrauks nuostabių dalykų jūsų gyvenimą. Buvimas gausoje, jautimas gausos, tai ir atneš gausą į jūsų gyvenimą. Jeigu jūs norite daugiau pinigų, tai įsivaizduokite, ką jūs darote, kai turite daugiau pinigų, kaip jūs gyvenate, kaip jūs leidžiate. Netgi, pavyzdžiui, einate į parduotuvę, tai nusipirkite kažką ir jauskite tą gausą. Leiskite save pasilepinti, galbūt pavalgyti kažkokioje tai kavinėje fainesnėje, kurioje norėjote nueiti ir pajausti gausos jausmą. Nes tikėkit, kai jūs išleidžiate pinigus, pinigai pas jūs ateina. Jeigu jūs išleidžiate pinigus su gailesčiu, su liūdėsiu, kad vėl reikia mokėti, tai jūs labai save blokuojate nuo gausos. Mes turime paleisti. Pinigai yra energija, viskas yra pinigai, viskas yra apskritai energija. Ir apskritai, mėlyje, visa mūsų materija, kur yra aplink mus, tai yra sukurta mūsų sąmonės. Visa tai, ką mes turim šiuo metu, yra sukurta mūsų pačių. Visa tai, ko mes dar neturime, mes viską galime susikurti patys. Nes tuo pačiu metu mūsų versijos yra skirtingose kvantiniuose laukuose. Ir yra begalybių laukas, kuriuose mes galime susikurti tai, ką mes norime, per meditaciją, per buvimą su savimi, paleidžiant, atkabinant save nuo to materialaus pasaulio ir įeinant į tą vidinį pasaulį. Tada mes galime kurti tą ateitį, kurios mes norime, o ne atvirkščiai, ir kelti savo energijos dažnius. Ir dėl ko, mėlyjeji, mes susergame, kai mūsų energijos dažniai yra žemi, mes ir prišaukiame savo ligas. Dėl to mūsų kūnas pradeda nebeveikti normaliai, pas mus atsiranda disharmonija smegenyse, kūne, dėl to kūnas ir serga. Tai mes, keldamiesi savo energijos dažnius, mes taip pat ir būsime sveiki. Taip kad jeigu jūs galvosite, kad sveikata, ligos ateina dėl to, kad man nesiseka, ne, jūs turite pagalvoti. Jeigu aš sergu, jeigu kažkas serga mano aplinkoje, kaip aš galiu padėti tam žmogui pasikelt energijos dažnius, kaip aš galiu pasikelt pats, kaip aš galiu pakeisti savo kaip sakyti, energetiką, nes kiekvienas iš mūsų turime savo energinį parašą taipogi. Ir mes dirbdami su savimi,
turint tam tikrus ritualus, darant meditacijas, jaučiant tas aukštas vibracijas per dėkingumą, per vizualizaciją ir leidžiant savo tai įsivaizduoti, mes keičiame savo energinį parašą, jisai kyla, jisai auga, mes pradame pritraukti daugiau nuostabių dalykų daug lengviau. Ir kartais atrodo, kaip aš galiu pasakyti, šio mėnesio gale tam tikros situacijos buvo tikrai labai sunkiai paaiškinamos. Bet tai buvo dėl to, kad aš tikėjau, kad aš pasirinkau būti tame aukštame energijos dažnyje ir aš pasirinkau gausos mintis, aš pasirinkau tikėti, kad tai pas mane ateina, nors ir nežinau, kaip tai ateina, nes tikrai reikėjo daug ir reikėjo, tikrai tikėti kažkom daugiau net negu tik esu aš. Ir atrodo, kad man visata ir padėjo, mano visa komanda, kurios aš nematau, visa ta energija, kur yra aplink mane. Tik kad, mielieji, tikėkite. Ir dar kitas dalykas, visą tą laiką aš mačiau ženklus. Iš tikrųjų, aš mačiau labai daug sinchroniškų skaičių ir kai aš pasiekiau tą tikslą, buvo tam tikrų skaičių kombinacija, taipogi, kurios buvo angelų skaičius. Taip kad visata, mielieji, su mumis bendrauja nuolatos, absoliučiai nuolatos. Bet kadangi daugelis žmonių mes esame arba ateityje, arba praeityje, mes ir nematome tų ženklų. Nes kaip tu gali matyti, jeigu tu pastoviai esi dabar, bet tu mąstai apie ateitį, tu mąstai ir dauguma žmonių galvoja ne apie pozityvą, apie ateitį, o galvoja apie nerimą. Kaip jiem bus, kai neturės pinigų, kaip jiem bus, kai kažkas atsitiks, kaip jiem bus su tuo darbu ir panašiai. Mes realiai projektuojame savo ateitį neigiamai, dėl to, kad mes galvotumėm apie tai pozityviai. Ir būna ir man, ir visiems, kurie tikrai dirba su mindsetu ne vienerius metus, tačiau tu turi save pagauti ir kaip aš galiu iš to išeiti, o ne užsisėdėti valandas tame mąstyme. Bet gerai, snap it out, kaip sakant, yra angliškas pasakymas. Ir aš pagaunu tai, kad aš jau pradėjau nusivažiuoti į lankas, kaip sakant, kaip aš galiu sugrįžti. Gal nueit pamedituoti, gal nueit paskaityti knygą, gal atsiversiu tos knygos tam tikrą skyrių, kad išgirčiau tam tikrą žinutę, gal nueit paklausyti kažkokio tai seminaro, kažkokio tai video, kad aš tiesiog pakeiščiau vibraciją. Kaip Tony Robbins mokina, mes per 90 sekundžių galim pakeisti savo visiškai kitą state. Absoliučiai. Iš to streso mes galim greit pereiti į dėkingumą, nes tuo pačiu metu būti strese ir dėkingume yra neįmanoma. Tu esi arba ten. Tai mes galim tai padaryti. Kai tu esi strese ir jeigu tu perini, yra, pavyzdžiui, pratimas, galite surasti YouTube. Tony Robbins Gratitude Meditation, 5 minutės. Atlikit, pamatysit. Esat strese, atlikit kelias minutės, pamatysit, kaip jūsų būsena pasikeis, kaip jūs pradėsit transliuoti aukštesnio dažnio mintis ir energija jūsų pasikels. Mielieji, mes turime visus įrankius, kaip tai padaryti. Klausote šito podcasto, jūs išgirstat labai visko daug. Ir manau, kad ir be šito podcasto kažką klausot, kažką skaitot. Tai informacija yra. Nelaikykite jos kažkur pro ausį ateina ir išeina. Darykit kažką su ta informacija. Taip jūs pradėsit keisti savo gyvenimą. Taip, kaip dar net neįsivaizdavote. Tai aš to noriu jums palinkėti šį mėnesį ir visais likusiais mėnesiais, kad šitie metai nebūtų dar vieni metai, kai jūs vis nukelinėjate savo tikslus ir vėl kažkas jums neišėjo. Kad šitie metai būtų tie metai, kai jūs pasiekėte tos rezultatus, kai jūs didžiuojate savimi, kai jūs sakote savo, wow, aš taip dėkoju, kad aš įdėjau tiek daug darbo, kad aš tai turėčiau ir tai yra mano realybė. Ir kaip visada noriu priminti, kad mes viską labiau analizuojamės šiuo metu grupėje, saviugdos grupėje, susijungs su aukštesniuoju aš, kur aš kiekvieną savaitę įkeliu seminarus, jie yra paliekami, įrašai yra išsaugomi, užduotis yra įkeliamos ir vos už 6 eurus per savaitę, 6 savaičių kursas, jūs galite prisijungti ir žiūrėti įrašus visam laikui, už 5 eurus, atsiprašau, per savaitę. Taip kad jeigu norite prisijungti, parašykit man asmeniškai per Facebooką, galite mane rasti Agnė Der arba Instagrame Agnuela podcastas. Ir lauksiu jūsų brangieji. Ir taip pat, jeigu jums patiko šitas epizodas ir apskritai, jeigu jums patinka podcastas, nelaikykite to savo, dalinkite su aplinka, su draugais, su social media, nes yra žmonės, jeigu jūsų aplinkoje žmonės pradės klausyti šitų dalykų, suprantat, kokia jūsų aplinka pasidarys pozityvesnė, jeigu žmonės pradės keisti savo požiūrį į jūs, požiūrį į aplinką, požiūrį į save, viskas pradės keistis. Taip kad dalinkime šituo podcastu, nelaikykime jo savo paslapčia, dalinkimės. Ir jeigu jums patinka šitie epizodai, nepamirškite palikti 5 žvaigždučių Spotify ir YouTube palikti thumbs up. Tai ačiū, kad klausot ir iki kitos savaitės ir gero jums mėnesio.